0,0 stiklinės susmulkintų graikiškų riešutų ir majonezo. Majonezo. Leisti gaminti salotas, nežinojau. Pagaminsiu ir visus jūs pavaišėsiu. Norit salotą? Nenorit? Na gerai. Žinot, vaikai, aš tiesiog labai daug skaičiau apie visokias gamtas, žaidimus ir dabar nusprendžiau kažką pasigaminti. Gal jūs dažnai gaminat? Gaminat. Tai jūs man paskui padėsim, gerai? Tikit šitą? Na kągi, sveiki vaikai! Jūs pažįstat šitą mergaitę? Taip. Ar pamet mano ilgai vardą? Ne. Dabar garsiai visi su manimi kartu. Pepilota, Viktualija, Raugardina, Krusminta. Štai toks mano vardas. Na nežinau, jeigu vaikai jūs nekartojat, aš irgi, nes aš neatsimenu. Žinau, kad Pepilota, Raugardina, gal to užteks? Pepe, taip, Pepe ilgakojinė. O, žinot, koks pirato vardas, vaikai? Aš žinot, kas man vardas. Atrodo kaip, nežinau, baubas. Žinot, mano vardas? Piratas baubas? Piratas, ne baubas, o piratas, koks? Garsiau pasifleruokit. Kaip? Piratas Džekas. Ei, piratas Džekas, nagi, tokia 5 visi. Taip. Netrasuda, kad piratė Džekai. Tos vaikai mus pažįsta, bet mes vaikų tai juk nepažįstam. Mes pažįstam labai daug vaikų. Bet šitų vaikų tai tikrai nepažįstam. Gal dar kol kas nepažįstam, bet labai greit su jumis susipažinsim. Gal mes galėtume, pavyzdžiui, visus vaikus paversti pepėmis ir piratais. Norit vaikai pavirsti pepėmis ir piratais? Pasitelksim tikrą magiją ir po 1 minutės ant jūsų galvų bus kepurės. Būsit visi strazdanoti, gerai? Gal, ne, piratai Džekai. Gal tegul berniukai būna strazdanoti, o mergaitės su ūsais ir barzdom? Ne, sako ne, jis nori turėti kasytės, berniukai bus su kasytėm. Kaip Pepė? Ir su suknelė. Šlepės jau. Juokauju. Taigi, vaikai, mes jūs dabar papuošim, ar norit pasipuošti? Nenori. Tu nenori, o mergaitės nori? Ūsų tikrai nepaišysim. Tokios strazdanėlės turi Pepė ilgakojinę, o berniukai galėtų turėti tokius raitytus, piratiškus ūsus. Tokių neturiu aš. Norit? Na gerai. Ateikit čia, štai kaip mūsų specialusis skystis ir mes turim